Taigi, esu Jevgenij Lekovič, dirbu NFQ, konkrečiai projekte Lendiko. Apie patį projektą biškai paminėsiu vėliau, kada pasakosiu apie patirtį naudojant Conception. Dar truputį apie save programavau seniai, po to dariau 10 metų pertrauką, grįžau dabar vėl prie programavimo. Tai nors amžius mano nemažas, aš labiau prie junior, sakysim taip. Tai neteiskit griežtai, jeigu kažką priversi. Taigi, šiandien pasakosiu apie Conceptioną. Agenda yra maždaug tokia, kad pradžiai padarysiu, idėja buvo gal pradžiai padaryti daugiau, papasakoti giliau, kas tai yra ir netgi mokymus surengti, bet po to nutariau, kad papasakosiu, tiesiog padarysiu intro, papasakosiu, kas tai yra, apie pagrindinės savokas Conceptiono, kaip jis gali būti praplečiamas, kaip gali būti reusinimas kodas ir testavimo kodas ir taipogi papasakosiu apie mūsų patirtį jį naudojant, kas mums patiko, kas nepatiko, ką naudojam kitaip. Taigi, turėtų būti pranešimas įdomus daugumai. Taigi, kas tai yra? Čia yra, Conceptionas yra PHP testavimo frameworkas. Jisai yra based on PHP unit. Jo kūrėjas Michailas Bondarčiukas norėjo sukurti tokį frameworką, kuris palengvintų testų rašymą. Testų rašymą ir testų skaitomumą padidinti. Tai yra, jeigu tu grįžti prie testo, kad tau nereikėtų labai ilgai narplioti ir aiškintis, kas ten vis dėlto testuojama, kaip kas daroma, tau užtektų tiesiog greitai perskaityti ir suprasti. Taigi, čia Conceptionas leidžia mums testuoti labai daug dalykų. Tai palaiko PHP 7, gal kokį beveik metus jau. Jisai turi palaikymo daugumai PHP frameworkų. Čia Symfony, Laraveliui, Zendui, Yi, Lumenui. Taipogi jisai turi palaikymą, galima su juo testuoti ir JS dalykus. Pavyzdžiui, AngularJS parašytas aplikacijas. REST-inį API galima testuoti labai patogiai. Dalykus, kurie susijęti su doktrina, MongoDB, RabbitMQ, Facebook APIs, jų naudojimu, Redisą, Falconą. Tai realiai, kuo toliau ten tų modulių kiekis vis didėja. Ir aš asmeniškai prie Conceptiono pradėjau rimtai dirbti prieš metus, tai per tą laiką jisai labai patobulėjo. Ne tik tai, kad pradėjo PHP 7 palaikyti, bet atsirado labai daug modulių, kurie palaiko įvairius funkcionumus ir įvairius frameworkus. Ir communities irgi padidėjo pakankamai daug. Taigi, ką leidžia daryti? Conceptiono frameworkas yra, idėja buvo tokia, kad sukurti tokį frameworką, su kuria galima daryti visokeriopį testavimą, pradedant nuo unit testavimo, baigiant BDD testavimą. Tai unit testavimas, kiekvieną atskirai aš testavimo pažiūrėsiu, papasakosiu giliau. Jisai leidžia testuoti unit testus rašyti, integracinius, funkcinius, acceptance, naudoti browserį testavimui, naudoti PHP browserį ar ten Phantom.js, frameworkus testuoti, API testavimus ir naujiena nuo šios vasaros vidurio BDD palaiko taip, kaip supranta tie, kas naudoja HEAP. Taigi,
Ar lengva pradėti naudoti Conceptioną? Tai yra labai lengva. Čia turiu aš paruošęs porą aplikacijų, kurių parodysiu pavyzdžius, kaip lengva, vieną parodysiu, kaip lengva yra pradėti testuoti su juo. Kito pavyzdžio parodysiu jau giliau kažkokius testus. Tai pradėsim nuo to, kad bandysim, turim projektą, čia yra Symfony demo aplikacija. Neturim jokių testų šitoje aplikacijai. Bandom sukurti pirmą, bootstrapinti Conceptioną. Aš jau parsisiunčiau, kad nereikėtų čia kažką laukti. Taigi dabar, kai aš paleidau bootstrapą, jis automatiškai sukūrė mum visą testų folderį, bootstrapino siūtus. Matom, čia yra functional, acceptance ir unit siūtai. Iš karto pasakysiu taip, jeigu jūs testuojat kažkokį smulkų projektą, tai iš tikrųjų galima šitos siūtus ir naudoti. Jeigu jūs testuojat didesnį projektą, tai reikėtų daryti biškį kitaip. Kaip, papasakosiu vėliau. Taigi, pabootstrapinam. Dabar sekantis dalykas, mums reikia parašyti testą, sukonfigūruoti ir paleisti. Taip, dabar folderių struktūra gal nelabai matosi, bet galėsite išbandyti. Mes šiuo atveju bandysim pradžiai sukurti testą. Testas sukūriamas, yra labai daug generatorių, apie kurios irgi biškį papasakosiu. Tai mes sugeneruosime testą, kuris vadinasi acceptance siūtui. Čia yra acceptance testų siūtas ir tas testas vadinsis welcome. Done. Dabar mums reikėtų paimti testo kodą. Daryti acceptance siūtą. Pastinam kodą. Ką mes čia darysim, mes tiesiog want to see, tai reiškia aš noriu kažką padaryti. I'm on page jau atliks kažkokią tai veiksmą, tai jisai nukels mūsų išorinį URL aplikacijas. Ir ICT čia yra asertas. Tai turėtų būti puslapyje, kai mes būsim šitam puslapyje, turėtume matyti tokį pranešimą. Dar kaip sakiau, reikės sukonfigūruoti. Matot, konfigūracija nelabai daug pasikeitė. Taip. Tai va, tai aš praeinu testą. Komandoje nurodžiau iš karto acceptance. Kalba, kad aš norėjau paraninti tik acceptance siūtą, kad galima, jeigu nurodyti run, tiesiog jisai paranins visus. Kadangi visi kiti tušti, mes matom functional test 0, unit test 0, acceptance testas 1, tai jisai jį įvykdė, acceptino, viskas veikia. Taip. Apie pačią architektūrą, apie pačius sampratas Conceptioną. Conceptioną viską daro aktoriai. Tai yra
Tai aktoriai standartiškai, standartiniam bootstrapiniam siūtė, conception siūtose bus vadinami unit tester, functional tester, acceptance tester, bet tai nėra apribojimas, jūs galite kurti savo testerius ir jie turės savo kažkokį funkcionalumą. Šitie aktoriai yra generuojami, tai realiai jūs ten, jeigu pakeisit konfiguraciją, reikia praleisti buildą arba dar kartelį paleisti testus ir conceptionas jums viską sugeneruos. Aktorio metodus galima imti iš modulių, pačius modulius dar papasakosiu. Praktiškai jeigu modulis ten, tarkim, testuoja, yra WebDriveris, jeigu WebDriverio modelis, jisai turėtų testuoti puslapį, iškart atsiras metodai, jūsų aktorius iškart turės metodus click, field, grab, field ir panašiai. Tai yra iš karto dauguma metodų bus jau paruošta naudojimui. Realiai iš patirties tai tik tai jeigu labai custom kažkoks dalykas, tai tada reikėtų kažkokį tai savo pasirašyti, bet dažniausiai viskas painkludinta į tą modulį. Dabar patys moduliai, jų yra labai daug šiuo metu, jau ten, man atrodo, virš 20. Čia kaip pavyzdys aš nurodžiau SertsDB, DB, WebDrive, REST. Tai pagal pavadinimą galima suprasti, už ką jie atsakingi. Reikia serto įdedat, reikia kažkokio funkcionalumo testuoti ir prie daugos prisijungti, kažką čia padaryti. DB naudoja, reikia iš fronto, HTML kažką pačiupinėti WebDriverį. Arba acceptance testui, tai būtinai WebDriverį reikėtų naudoti. Tada conceptionas turi 3 apibrėžimus testų. Čia yra CEST ir test formatai. Tai pirmą, aš parodysiu kiekvieną atskirai, dabar jūs matėte CEPT formatą. Tai yra, kada viską atlieka aktorius, I see, I want to do something ir taip toliau. CESTas yra toks labiau klasė, kuri turi savyje metodus kaip testus ir tos testus jau rašyti tie žingsniai, kurie rašomi standartiškai CEPTą. Iš patirties to nenaudojam, labiau CEPTą naudojam. Ir standartinis testo formatas, kuris naudojamas PHP unito, jo nepasakiau, bet conceptionas gali raninti ir PHP unito testus. Dabar, kaip jau minėjau, conceptionas turi labai daug generatorių. Tai yra, jūs galite pastrapinti visą conception projektą, kad nereikėtų pačiam rašyti konfigų. Jūs galite generuoti visus testus, jūs galite generuoti siūtus ir galite generuoti žingsnių aprašymą. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jūs turite testą, jūs galite praleisti generatorių ir jisai jums generuos tokį labiau žmogišką aprašymą, išremovins paraštinius ten anotacijas visas, išremovins underscorus, HTML cases, viską padarys žmogiškąją kalbą. Jeigu jūsų metodus vadina taip, kad jos įmanoma perskaityti ir suprast, ką jisai daro, jūs gausit vos ne Bicheto tokį scenarijų, kaip nepatykdama. Dabar čia yra viršutinė labiausiai populiariausias conception testas, tai čia yra CEPT formatu. Sukuriamas iš pradžių objektas I ir toliau techninių veiksmai. Kaip sakiau anksčiau, tie visi jo actionai prisideda priklausomai nuo modelių. Tai yra, kokį modelį pankludina, ten jo actionai atsiranda. Modulių kiekis gali būti bilė koks. Ir tada tas I mokės daugiau daryti. Bet to jūs galite pridėti checkout, šiuo atveju checkout process tester klasėje, jūs galite pridėti savo kažkokius tai actionus ir tas aktorius jau mokės daryti jūsų
jūsų norimą funkcionalumą, testuoti jūsų norimą dalyką. Dabar visai neseniai, šios vasaros vidury, atsirado Gherkino scenarijų palaikymas koncepcijai. Tai yra, šiuo metu jau jūs galite rašyti Gherkino testą ir raninti jį su Conception. To anksčiau daryti negalima buvo ir Michailas labai ilgai priešinosi, aš skaičiau gal kokius 3 straipsnius, kuriuose įrodinėjo, kad BDD galima daryti su CEP formatu, nereikia čia būtinai Gherkiną turėti, bet jisai palūžo ir vis dėlto padarė Gherkiną. Iš tikrųjų, kol rašiausi prezentacijai, tai buvau nustebęs, kad Conception palaiko Gherkiną. Va. Dar iš karto apie iš patirties dalyką. Mes, kai rinkomės, kaip parašyti funkcinius testus, galvojame apie Behatą arba Conceptioną. Ir Conceptionas mums atvedė vien dėl to, kad neturi Gherkino. Mes bijojame, kad tie žmonės, kurie dirbo prie testų, bet nėra programuotojai, nelabai galės suprasti, kas čia parašyta. Bet mes nustebom, kai žmonės labai greitai onboardinasi, jie pradėjo rašyti testus su rašku, tokiu CEP formatu. Kartais, aišku, reikia ten kažką biškį pakoreguoti, sintaksinės klaidas kažkokias tvarkyti, bet viskas gerai gaunasi ir tu iš to ir jie supranta, ką jie nori padaryti ir ką testas daro, ir mes supranta. Ir jeigu kažkoks funkcionalumas pasikeičia, automatiškai jie gali patys pakeisti testą, mums reikia implementuoti kažkokį vieną kitą metodą, jeigu jo nėra, o jeigu yra, tai mums šis nieko daryti nereikia. Tai mūsų projektai tai kuo toliau daro PA ir iš tikrųjų PA gyvenimas tapo tikrai lengvesnis, jie numetė nuo savo pečių dalį testų, kurios anksčiau darydavo rankom ir niekas to nežinojo, kad daro tai rankom. Tai va, tai iš tikrųjų tas CEP formatas nėra toks baisus ir žmonės, kurie nemoka programuoti, tikrai gali jį naudoti. Taip, dabar unit testai. Unit testai yra Conception prezentacijai, Conception aprašymas ir ten, kur puslapyje Michailas pradeda aiškinti nuo acceptance testo. Aš nutariau daryti kitaip, pradėti nuo iš kito galo. Dėl to, kad unit testai turi universaliausią struktūrą ir jos padarius apžvalgą bus suprantama, kokia kalba eina apie funkcinius ir acceptance testus. Taigi, apie unit testus, kai kalbam, Conceptiono aplinkoj, mes kalbam ne tik apie unit, bet ir apie integracinius testus. Tai gali būti paprastas unit testas, gali būti integracinės. Conception čia skaito, kad čia yra kaip vieno tipo testai. Sukurti galima 4 būdais. Pirmas yra tik tai galiojantis PHP unitui. Tai unit testam galima sukurti PHP unit testą. Jisai bus standartas, visiškai standartinis PHP unitas. Jūs galite ten rašyti PHP unit testą. 3 kiti galioja visiems ir funkciniam ir acceptance testams. Tai čia pirmas yra testo formatas, antras yra accepto formatas, kurį jau matėm. Ir trečias yra cesto formatas, objektinis, sparčiau naudojamas. Dabar unit testai, tas Conceptionas turi dar papildomų visokių utilsų. Vienas iš tų utilsų yra stop, kurio pagalba jūs galite kurti mokus ir stopus. Žiauriai palengvina mokų kūrimą, ypač jeigu jums reikia paprasto moko ten su kažkokiais simple metodais, be jokio sudėtingumo, jums nereikia naudoti PHP unito. Labai greitai onboardinęs ir pats išbandžiau. Naudoja Specify. Specify naudojamas tam, kad jeigu jūs norite atskirti kažkaip tai PHP unit testo funkcionalumą į atskirus blokus, tai galite naudoti ne komentarus, o susitart komandai, kad naudojam Specify. Ir Verify, tai čia yra tiesiog acceptas.
irgi padaryta tam, kad jeigu žmonėm ne visai aišku, kad tas asertas daro, kas čia yra, kodėl assert, tai galima verify, kad tas lygu tas ir panašiai. Tai dabar aš vėl parodysiu pavyzduką. Dabar jau testų nerašysim, tiesiog parodysiu, tai dabar šitą galima jau išjungti. Tai dabar turim testą, turim ten tokį Symfony aplikacijai, aš dėjau vieną super simple servisuką ir bandysim ten to servisuko vieną metodą ištestuoti skirtingais testais. Dabar čia yra PHP unit testas, sukurtas, sugeneruotas su conceptionu, setup ir down, čia sukuriam vieną moką, sukuriam kitą moką ir padarom assertą. Tas pats testas parašytas testo formatu, jau conception, tai šitoje vietoje aš naudoju stub, kad sukurti moką. Čia aš kuriu antrą moką, tai jeigu matėt Unite, ten buvo naudojama mokų kūrimui po 6 eilutės, tai čia aš naudoju po vieną eilutę ir jau čia assertinu. Tai testas sumažėjo iki 5 eilučių. Galbūt jisai tapo lengviau skaitomas, galbūt ne, kas PHP unitą geriau žino, tai galima nepritarti. Tada kitas variantas tą patį padaryti, tai yra patį assertą. Aš galiu ir specify panaudojimą. Aš galiu specify, kad aš noriu patikrinti tokį dalyką ir ten padaryti kažkokį assertą. Jeigu aš nenoriu assertą naudoti, aš galiu panaudoti verify. Skaitomumas lengvesnis gal nelengvesnis, vėlgi čia nuo skonio reikalas. Dabar komentarų čia niekur iš daug blokų beveik nėra, dėl to, kad prezentacijai, kad taupyti laiką čia taip sudėjau. Tai sekantis, testas. Testas, kaip ir sakiau, pats testas dedasi į vidų, kai labiau objektinis. Dar reikia atkreipti dėmesį, kad pradedant nuo testo nėra setup ir down, yra before after. Irgi, kad žmonėm būtų lengviau suprasti. Testė tas pats. Čia yra žingsniai, kuriuos mes matėm CEPT formate ir CEPT formatas. Tai tokį testą netgi Unit gali perskaityti QA, tarkim, ir suprasti, ką mes darom. Iš tikrųjų, tai dabar aš galiu parodyti, kaip raninasi. Taip, čia tik buvo raninta, visi testai pradėkit 10 assertionų. Be to galima Unitą naudoti, pavyzdžiui, verbose ir jūs tada galite išsamiau pažiūrėti, kuriam teste kas daroma. Tai iš patirties Unit testai yra prašomi dažniausiai programuotojams labiau ir kažkas iš išorės retai kažkas juos žiūri. Tai bent jau mes darom tai atskirai, prie kažkokio funkcionalumo, stengiamės unit testus palaikyti patys ir dėl to unit testam conception nenaudojam. Taip. Funkcinis testavimas. Funkcinis testavimas jau yra lėtesnis negu unit testavimas, tai nenaujiena.
su funkciniu testavimu jau galime naudoti įvairius modulius, kurie palaiko kažkokius frameworkus ir gali naudoti tų frameworkų funkcionalumą. Taipogi nuo modulių priklauso actionai, bet jau galima naudoti, čia kaip pavyzdį aš jau dėjau, kad click, I click, field, select option, ten yra dar čia boxų žymėjimai ir panašiai. Tada assertionai, I see, don't see, see element ir panašiai. Ir galim tikrinti kažką nesertinant, o naudojant žodį see. Ir Fullceptionas patarė, kad jeigu jūs kūrė savo metodus, irgi laikytis šitos konvencijos tokios, kad jeigu norite sertinti, rašot see. Jeigu norit kažką daryti, jūs komentarais rašot I'm going, I'm doing, I'm planning to do ir panašiai. Jeigu jūs norit kažką pasiimti iš kažkur, tarkim, šventėjinėje pasiimti servisą, pasiimti fieldo kažkokią tai reikšmę, jūs naudoja žodį grab. Įvairių tokių metodų jau prikurta. Taipogi priklausomai nuo modulių yra galimybė naudotis įvairiais metodais, kaip darbų su kūkiais, su urlais ir panašiai. Tai pavyzdžiui, ir yra visokių metodų, kurie framework specific, pavyzdžiui, grab service galima naudoti Symfony, Laravelė, man atrodo, C-Record, jeigu aš neklystu į. Tai ten jau priklausomai nuo framework, reikėtų pasižiūrėti pačiam, kokie metodai yra. Dabar galbūt parodysiu. Tai funkcinis testas 1. Čia yra toks funkcinis testas paprastas, aš planuoju kažką padaryti, aš esu tam tikram raute. Rautas, kadangi aš prie šito testo pajungiau Symfony modulį, aš galiu rautą imti tiesiog iš Symfony routingo. Tikrinu, ką matau. Tada pridedu porą postų, ne porą, 3 iš tikrųjų. Ir vėl tikrinu, ar rezultatas nepasikeitė. Visas testas yra imamas ant framework, papildus framework modulis. Iš tikrųjų, joks serveris čia nereikalingas, kad būtų paleistas, nieko nereikia kelti, tiesiog mes naudojame Symfony testavimo klasės. Taigi, dabar galiu parodyti, kaip atrodo konfiguracija. Aš nurodžiu, kad yra Symfony, appafas, farpafas, doktriną naudoju irgi ir DOM-bazė čia jau reikalinga. Kai DOM-bazė reikalinga, Fullceptionas moka pats įkelti dumpą ir po to grąžinti DOM-bazės būseną prieš tai buvus. Dabar, taip, vėlgi funkcinis testas, matėt, užtruko ilgiau negu unit ir atliko savo darbą. Toliau. Acceptance testavimas. Acceptance testai yra patys lėčiausi, virginė naujiena jums bus. Bet su jais jau galima ištestuoti labiau visokius dalykus, kurie useris mato. Vėlgi, čia yra visokių modulių. Pavyzdžiui, yra PHP browser modelis, tai čia yra, galima sakyti, kad čia yra PHP crawleris, kuris daro requestus į jūsų serverį ir po to galima ten
išanalizuoja ir palaiko ten tokius actions, pavyzdžiui, paklikinti jūs gali, fildą kažkokį užpildyti, formą užpildyti, postinti ir panašiai, gali patikrinti, ar jūs kažką matot, nematot. Vėlgi uždėti komentarą savo teste, kad po to būtų lengviau skaityti. Vėlgi galite jūs kažką tai pasiimti iš pačio puslapio. Ir ten jau daugiau atsiranda galimybių visokį darbą su cookie. Taipogi jūs galite naudoti WebDriverį. WebDriveriui pajungti jau galite tada naudoti ir Seleniumą, ir Phantom.js. Galite naudoti papildomus modulius, kad ištestuoti, tarkim, Angular.js parašytos aplikacijas. Ir vėlgi tie moduliai ten turi bendrą funkcionalumą ir turi kažkokius tai unikalius metodus. Taipogi su Codeception labai patogu daryti multi-session testingą. Tai yra sukurti vieną aktorių, tarkim, kuris useris ateina į puslapį, užsiregistruoja, tada sukuriat antrą aktorių, kuris nueina į admin zoną, patvirtina userio registraciją ir tęsiat kažkokius veiksmus su userio aktoriumis, tarkim, tikrinat ar gavo jisai patvirtinimą ir panašiai. Taip, dabar vėl parodysiu, kaip tas testas atrodo. Kuo toliau arčiau prie acceptance testų, to testai tampa panašesni. Tai čia mes matom testą, jisai labai panašus į functional testą. Tiesiog šitoje vietoje, kai mes darom kažkokius tai actionus, tai jau naudojamos ne framework kažkoks bundles, kuris grąžina iš servisų kažkokį rezultatą, o iš tikrųjų yra kreipimasis į serverį ir gaunamas kažkoks responsas ir jisai po to analizuojamas ir imituojamas vartotojo darbas. Dabar paraninti. Tai va, testas užtruko dar lėčiau, nors jisai daro mažiau darbo negu tas functional testas. Dabar, ką aš padarysiu, aš pakeisiu dar šį konfiguraciją. Šiuo metu acceptance testas naudoja PHP browserį. Mes paimsim, pakeisim, jisai naudotų WebDriverį, šiuo atveju aš naudoju Seleniumą. WebDriverį, užpildė, patikrino. Ir mes matom čia rezultatą. Mato, testas užtruko dar lėčiau, bet PHP browserį, kurį aš naudojau pirmu atveju, jisai, tarkim, negali dirbti su JavaScript'u ir, tarkim, būna fieldai kažkokie tai, kur jų reikšmės yra sugeneruojamas su JavaScript'u, tai PHP browseris negalės to patikrinti, tai reikės naudoti kažkokį tai driverį. Taip, esam. Taigi, moduliai. Moduliai yra labai didelis kiekis jų. Ir Codeception'e numatytas, labai gerai tai padaryti, numatytas iš karto didelio kiekio modulių naudojimas. Tai yra numatytos kelios praktikos, kurios galėtų, moduliai nekonfliktuotų vienas su kito. Tarkim, jūs naudojate Symfony modulį, tai naudojate doktriną, naudojate dar kažkokį modulį ir jie turi tos pačius actionus, jie pradeda konfliktuoti. Pavyzdžiui, jums reikia paprastiem dalykam, jums užtenka PHP browserio, sudėtingiems dalykams jums reikia
WebDriverio, o metodus jie turi tos pačius ir pradeda komplikuoti. Tai Conception sumatęs tokį dalyką, kad galima naudoti ne visą modulį, naudoti tam tikrus dalykus. Galima naudoti modulį kaip dependency, pavyzdžiui, Symfony naudoja doktriną viduje, o ne doktrinos modulis tiesiogiai. Taipogi moduliai, kai jūs naudojat modulis, Conception ką padaro, jisai subildina jums klasę, sugeneruoja. Yra žmonių, kurie sako, kad yra blogai, yra PHP kodą generuoti, bet šiuo atveju taip įvyksta. Jisai tiesiog paima visus actionus iš skirtingų modulių ir sukrauna į vieną didelį klasę, tai taip, aš taip neprisimenu, ir atiduoda viską jūsų aktoriui. Tas aktorius moka viską daryti. Tai yra šiuo atveju taip padaromas multipavaldomumas, kadangi paštas to neturi, laužamas somelis, bet, sakysim, testavimui tai yra nesvarbu. Taip. Ir taipogi modulis, jeigu kažko neturi, jūs galite laisvai paekstendinti, pridėti kažkokiu actionu papildomu ir laisvai naudoti. Ir dar geras dalykas, jūs galite tiesiog iš kodo kažkur aprašant savo žingsnį, tiesiog pasiimti modulį ištraukti ir iš jo pasiimti kažkokius tai rezultatus, kokių jums reikia. Taip. Dabar kaip galima būtų pernaudoti kodą ir Conception'as čia irgi apie tai pagalvota. Jūs galite naudoti modulius, jūs galite naudoti treitus. Treitai yra traktuojami kaip helperiai. Jūs į treitus galite sukelti tam tikro funkcionalumo susietus dalykus ir po to tos treitus tiesiog perduodyti jūsų aktorių. Į jūsų vieną aktorių, kitą aktorių. Jūs galite pogi grupuoti kažkokius tai veiksmus į aktorių klasę. Tai yra, aš grįžčiau prie kodą, kurį rodžiau. Ten yra pas mane sugrupuotas loginas admin. Aš iš tikrųjų darau daug veiksmų, bet iš testo yra čia vienas žingsnis. Jisai neapsunkina testo skaitomumą, tai yra palengvina testo skaitomumą. Jūs galite labiau parametrizuoti loginą S ir nurodyti userį. Ir testas pats prabėgs, ten užpildys kokius reikia fieldus, pasubmitins, gaus teigiamą responsą. Taipogi jūs galite daryti session snapshotus, čia labiau, aišku, acceptance testams skirta. Jūs galite padaryti vieną kartą loginą, išsaugoti snapshotą ir tada nuo šito taško pradėti testuoti funkcionumą. Ištestavus funkcionumą, užloadinant vėl session snapshotą, kitą funkcionumą ištestavus vėl užloadinant. Šitas dalykas irgi ir pagreitina testus ir palengvina. Yra naujovė, čia visai neseniai atsirado Conception'as Step Objects ir Page Objects. Step Objects čia ta, ką anksčiau mes naudojam rankom, tiesiog surašydami vieną metodą daug įvairių actionų. Dabar yra atskira kaip po step objektas, kuris turi tam tikrą step. Aš neradau kaip pritaikyti taip labai gražiai, bet, pavyzdžiui, Page Objects yra labai geras dalykas. Ten jūs galite prašyti kažkokius dalykus susietus su tam tikro puslapiu. Tarkim, jūsų puslapis turi kažkokią formą, forma turi fieldus, fieldai pavadinti ir po to jūs šitą puslapį testuojate gal kokį 10 kartų. Ir kad jums nereikėtų atsiminti, kaip ten kiekvieną kartą fieldas vadinasi, arba nedaug dėmesį kažkada pasikeis jo ID ar ten references. Tai jūs galite tiesiog sukurti Page Object ir pasakyti, va, čia yra home buttonas, turi tokį ID, ten kažkoks kitas buttonas arba uglas turi kitą ID. Ir tiesiog jame keisti, o jį jau naudoti testą. Dabar aš parodysiu pavyzduką, kaip tai yra padaryta. Čia aš naudoju šitam dalykui. Čia yra panaudotas Page objektas. Ten yra tiesiog aprašytos konstantos.
taip atrodo page objektas. Jisai irgi sugeneruojamas conception, tai yra, nu, čia labiau toks dalykas, viską galima kurti rankom, bet kad palaikyti vieną vienodą tvarką, jūs galite naudoti, susitart komandai, kad naudoti generatorius ir visą laiką bus sugeneruota vienodai ir padėta į tą pačią vietą ir visi iškart jaus, kur tas turi būti. Taip, išjungiu netyčia. Taip, tada login as admin. Čia yra step objektas. Tai yra, sakau, vieną actioną aš sudėjau daug įvairių actionų. Tai yra kiekvieną kartą, kad nereikėtų daryti, aš tiesiog vieną kartą iškviečiu ir viskas. Jeigu ten man reikėtų dar kelis kartus loginintis arba kitam testą panaudoti, aš galiu tiesiog vieną metodą naudoti. Taip. Grįžtam. Taip, čia vėlgi, experience, kaip mes naudojam. Panašiai kaip ir moduliai PHP, mes naudojam, ne PHP, o conception'e mes nenaudojam conception'o pilnai. Kadangi mes pradėjom, mūsų projektas yra pakankamai didelis, jisai jau turi 4 metų amžių, aš kiek žinau, 2 metus jau dirbu ir kai atėjo reikalas pakeisti mūsų esamą testavimo frameworką į kitą, nes nebuvo žmonių, kurie galėtų įmonį, mes turėjome sprendimą paimti conception'ą ir aišku, mums nereikėjo visko šito tvarko. Tai dėl to mes naudojam jį tik tai funkciniam ir acceptance testavimui, tai yra conception naudoja funkciniam ir acceptance testavimui. Kaip jau minėjau, unit testavimą mes palikom prie bundle, nes unit dažniausiai testai apima bundle funkcionalumą, kartais ten, aišku, integraciniai apima ir daugiau. O ta funkcionalumą, kuris turėtų veikti ir nesikeis niekada, nu, bent jau kol biznesas to nenorės, ten mes iškėlėme į conception'ą, kai labai lengvai skaito testus, kaip minėjau, gali pasirašyti jos. Mums palengvėjo darbas gyvenimas, kai palengvėjo darbas gyvenimas, visiems yra gerai. Taipogi mes naudojame labai REST API testavimą, conceptions palaiko ir SOAP testavimą irgi. Irgi labai patogus dalykas, irgi labai gerai skaitomas. Dabar, ką mes naudojam kitaip, mes nenaudojam tos standartinės struktūros, testų, kurie siūlo conceptions. Tai yra, nenaudojam acceptance, functional unit, mes naudojam suitus, atradom, kad naudoti suitus yra geriau pagal funkcionalumą, kuris reikalingas mums ištestuoti tam tikrą feature. Ir nes, kadangi projektas didelis, testų yra daug, ir jeigu mes viską sugrūstume į vieną functional, tai ten būtų šimtai failų, reikėtų kažkaip iš juos išrūšiuoti, tai mes nutarėm daryti tiesiog atskirais suitais ir kol kas mes turim pakankamai daug tų testų ir manom, kad tas yra patogu. Dabar pats conception'as labai gerai yra konfigūruojamas. Jį galima sukonfigūruoti, kad naudoti įvairiom grupėm testų, įvairiems environmentams ir panašiai, kad conception'as rūpintųsi pilnai domazė, ką ten reikėtų įrašyti ir panašiai, bet mes to nenaudojam, nes kadangi jau pas mus buvo tam tikra infrastruktūra, mes parašėm environmentą kitaip ir tiesiog po to paraminam ant jo testus, kurie jau parašyti tam tikram case'ui conception. Kaip matėte, aš palydinėjau atskirai ten suitus, functional acceptance unit, tai galima palydinėti ir po testą, jeigu norit, ir pridėti kažkokį papildomą parametrą. Taip,
Ir dar vienas dalykas, kurį mes pastebėjom, kad yra gerai identifikuoti ir va, čia tikrai yra praverčia greitai, mes funkcionalumą pradėjom dėti į atskirus treitus pagal kažkokį tai aktoriaus reikalingą funkcionalumą. Tai tas yra labai patogu, labai pernaudojamas kodas. Nereikia ten kiekvieną kartą atskiram siūtui kažko implementuoti. Stengiamės palaikyti taip, kad nekonfliktuotų vienas su kitu. Šioje vietoje galbūt kažkada conceptionas communities pagalvos arba gal kažkas iš mūsų ar iš jūsų prisijungs ir pakontributins padarys šitą dalyką, kad būtų kažkoks tai behavior dalykas, kuris sėdėtų atskiram teikti ir pasirūpins conceptionas, kad jisai nekonfliktuotų su kitais behavior. Taigi, čia tiek aš norėjau papasakoti. Gal turit kažkokių klausimų? Rodėjai pavyzdį apie functional testus ir konfiguracijai buvo nurodyti, kur yra maršruto duomenys, ne? Taip. Kaip dažnai galima juos kviesti? Ar kviečia po kiekvieno testo, ar galima nurodyti, kad pradžioje ir pabaigoje ten, pavyzdžiui, kviestų? Taip, dabar dėl pačios konfiguracijos, tai tarkim, kas liečia Symfony frameworką, jūs galite standartiškai yra konfiguracija bendra conceptionui ir po to konfiguracija kiekvienam atskiram siūtui. Šiuo atveju aš conceptioną palikau, konfiguraciją palikau neliestą, ten visiškai tuščiai, jokių modulių nėra, o kiekvienam siūtui padariau atskirą konfiguraciją, kad nes ir skirtingi testai buvo ir skirtingų funkcionalumų reikėjo. Dabar, jeigu konfiguracija padaryta siūtui, tai duomenys užkraunama yra ir naudojant DBM. Čia yra būtent DBM modulio features, kad jisai gali užkrauti DB dumpą. Jisai kraus jį atliekant prieš kiekvieną testą. Jeigu jūs įkelsit į conceptiono konfiguraciją, tai jisai prieš paleidžiant visą siūtą užkraus. Taipogi ten, pavyzdžiui, Symfony frameworkui yra atskiros komandos, kada jisai pabootstrapina kiekvienam bundle iš karto testų siūtą. Tai yra, kada jūs po to leisite conception, jisai paleis ne tik tai testus, kurie yra test folderyje standartiškai, bet ir prasuks visus testus, kurie yra kiekvienam bundle atskirai. Tai jūs dar kiekvienam bundle atskirai galite kažkokius atskirus dumpus sudėti, jeigu reikia. Bet aš sakau, mes to nenaudojam, nes mūsų projektas pakankamai didelis ir ten tas duomenų priklauso daug, duomenys yra didelis, dėl to kiekvienam funkcionalumui mes vos ne atskirą dumpą naudojam ir panašiai. Tai čia jau yra, reikia šitą vietą, aš nesakyčiau, kad čia yra labai geras dalykas. Gal mažam projektui galima tą naudoti, bet dideliam projektui tikrai reikia pagalvoti tikrai apie tą. Dar. Tai tada, jeigu viskas, tada viskas.